Esu Daiva Dėdinienė. Jeigu labai trumpai apie save, tai daug metų, kaip aš juokiuosi studentam, prieš valandą dariau irgi paskaitą skaičiau, tai sakiau, esu labai sena, nes priežiūros institucijose dirbu jau nuo 2000 metų, pradėjau draudimo priežiūroje, po to perėjau vertybinių popierių komisijas, toliau sekė natūraliai nefinansinė informacija, kolektyvinio investavimo subjektų licenzijavimas ir taip toliau, tai iš tikrųjų tos patirties labai daug. Gal čia dabar visko nepasakosiu, bet turbūt natūraliai gavosi taip, kaip yra, kad atsirado nefinansinės informacijos atskleidimo direktyva, kurios nuostatos įsigaliojo ir buvo perkeltos 18 metais. Ir būtent tos Lietuvos banko prižiūrimos kapitalo rinkos biržinės bendrovės listinguojamos pakliuvo po tą vėliavą, jeigu galima sakyti, vėliavnešių, kurios turėjo rengti tas ataskaitas, o Lietuvos bankas kaip reguliatorius prižiūrėti. Ir šitoj vietoj turbūt pasakysiu tą patį tokį kaip anekdotą, kad mūsų tėvai važiavo į Maskvą, kur derindavo visus dalykus. Tai mes, būdami ES neišimtis, tiesiog pasikeitė miestai, tai mes važiuodavom į Frankfurtą arba į Paryžių. Ir kas dar nežino, tai galėčiau pasakyti, kad Lietuvos bankas buvo ta institucija, kur iš tikrųjų gaudavo nurodymus, ką patikrinti, kiek patikrinti. Ir mes turėdom atsiskaityti. Aišku, mes negaudom, kad A, B ir C įmonės, mes jau patys jas atsirinkdavom, bet esmė ir principas tai buvo tas pats. Kol žmonės renkasi, tai žiūriu, kad dar galiu papasakoti apie save. Tai įdomumo dėliai esu ir verslo apskaitos standartų komiteto narė, ir už tarptautinio apskaitos standartų priežiūrą buvo atsakinga. Ir toks gal įdomus faktas, kad ta prasme, kai papasakosiu apie įmonę ataskaitas, trumpai užsiminsiu. Tai listinguojamos bendrovės, žinokit, rengia inline XBRL ataskaitas, jie sužymi jau 2 metus iš eilės. Yra specialus machine readable, taip vadinamas kompiuteriu skaitomas formatas. Ir šitoj vietoj, kuo yra ypatinga, kad teikdama iš tikrųjų ir dirbdama Lietuvos banke ir buvom atsidarę ir tą testavimo filtrą, kur įmonės galėjo pasibandyti ir gavosi taip, kaip gavosi, kad tapau žinoma ir XBRL International mastu pasaulyje, ir EFRAGO mastu, ir nuo šitų metų kovo mėnesio kaip ekspertė buvau atrinkta į EFRAGO skaitmeninės atskaitomybės konsultacinį forumą. Ir šitoj vietoj galima sakyti, kad apie tą ESG taksonomiją, apie kurią jums tik užsiminsiu, bet kurią turės rengti ir didžiosios įmonės, tai iš tiesų žinau turbūt tikrai nemažai, nes nuo pat pradžių, taip pat kaip ir apie tvarumo standartus. Ir ką, beveik padengiau visus šituos slaptažodžius, burtažodžius ar keiksmažodžius, kaip norit vadinkit, bet NFRD, CSRD, SRS ir ESG taksonomija. Vat kaip gerai pasakodama apie save, papasakoju ir apie tai, ką pasakosiu. Ir čia, kaip ir studentam, taip ir jums tą pačią skaidrę prisipažinsiu, pakartojau, tai turbūt matote. Senoji ledė, aš šitą paveikslėlį skaidrę vadinu Young Old Woman arba Lady, čia mūsų senutė su baltais plaukais, gražiais baltais kailiniais, o čia yra ta jaunoji. Ane? Tai aš jas prilyginau direktyvom 2. Senutė, aišku, normalu, kad jinai turtingesnė, senesnė, daugiau turto turi truputėlį, pajamų ir darbuotojų, ne mažiau kaip 500. Iš tikrųjų, ką mes galime su tuo susijęti, tai yra būtent ta senoji nefinansinės informacijos atskleidimo direktyva, kurios nuostatos buvo perkeltos į įmonių atskaitomybės įstatymą, grupių konsoliduotos atskaitomybės įstatymą. Ir būtent tas 2448 yra taikoma tom grupių įmonėm ir turi turėti ne mažiau kaip 500 darbuotojų, jeigu visus tuos 3 kriterijus tenkina, reiškia tvarumo ataskaitą reikia ruošti. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti įstatymą, tai ta ataskaita vadinasi ne tvarumo, bet socialinės atsakomybės ataskaita. Tai yra lygiai tas pats praktiškai. Dabargi nuo 25 metų tos pačios iš tikrųjų bus etapais, tos pačios įmonės už 24 jau turės rengti tvarumo informaciją, nebe ataskaita, bet šita informacija bus metinės ataskaitos dalis. Taigi ta mūsų jaunoji ledi, jaunoji ledi, kurios turtas, kaip aš sakau, informacija dabar keičiasi nebe dienom, o valandom,
Tai turbūt irgi esat girdėję pas mes su klaustukais 25-50, nes yra pasiūlymas Vokietijos, negirdėjau, kad dar jį priimtų, bet yra tikėtina, kad dėl infliacijos bus padidintos tos ribos, tai 25-50, darbuotojai lieka tie patys 250, bet šitoj vietoj jaunoji ledi, nors ir tų darbuotojų mažiau turi, ar ne, bet jinai jau turės tik 2 iš 3 rodiklių tenkinti. Tai iš tikrųjų įmonė apimtis labai didėja ir didėja laipsniškai ir šitoj vietoj, kas yra grupės įmonės, jeigu ten holdingai yra tik 1 ar 2 darbuotojai, tai šito nebeišgelbė, reikia nepamiršti ir investicinės bendrovės, visos, kurios ten galėdavo nerengti, jos išvengdavo, bet to nebėra. Jeigu labai trumpai, tai kaip ir sakiau, apimtis didėja su naujaja direktyva, apims visas biržinės bendrovės, nes jeigu įdomumo dėlei galiu pasakyti, kad buvo daryta ir apžvalga, tai iš 30 beveik bendrovių, kurių yra reguliuojama rinkoje, 15 privalomai rengia, 8 savanoriškai, o tos visos likusios nerengia. Ir tų keiksmažodžių, burtažodžių aš galėčiau jums labai daug pasakoti, bet šį kartą truputėlį susilaikiau, nepasakiau, tai iš tikrųjų buvo SASBAS, GRI, CDP ir taip toliau. Nasdaq buvo išleidęs savo gairias visokias pagal ką tą tvarumo informaciją rengti, nes galėjai naudotis kokiam nori gairiam, kokiais nori ten principais, metodikom, tarptautiniam pripažintom, bet tuo pačiu, ta prasme, galėjai ir niekom nesinaudoti, tiesiog tai, kas yra įstatymė, minimaliai atskleisti ir to užtenka. Tai dabar yra Fragas, kuris parengė tuos tvarumo standartus, būtent dvigubo reikšmingumo poveikis irgi principas ir visos informacijos apie rizikas poveikius atskleidimus. Toj kitoj salėje jau ten Indrė detaliai paaiškins, mes tik užsiminsim. Kaip sakiau, tvarumo ataskaita bus metinio pranešimo dalis, elektroninis ataskaitos formatas ir žymėjimas būtent tos informacijos ir tvarumo informacijos auditavimas, kas yra neišvengiama. O nuo 28 metų patvirtinus audito standartą bus ir pilnas. Įdomumo dėlį, gal norit kas nors atspėti, kiek Ignitis grupės metinės ataskaitos puslapių yra? Virš 400. Šaunuolė iš tikrųjų, vos ne 100, tai tiesiog tam, kad supras, suvokti, tam ir reikalingas tas skaitmeninis ataskaitos žymėjimas, nes investuotojam ataskaitų naudotojam, jeigu mums reikia perskaityti 100, pavyzdžiui, ataskaitų, tai yra neįmanoma tiesiog visko atsiminti ir visą kitą. Tai būtent tas skaitmeninis formatas, kur su analizės įrankiais mes galim tą padaryti, mums labai padeda. Čia truputėlį matau nusimušę, bet nieko nepadarysi. Taigi, tvarus verslas ir tiesiog įprastas verslas, kuris šiuo metu veikia ir visą kitą. Kuo jis skiriasi, ne? Jeigu labai trumpai, tai tas tiesiog mums įprastas verslas, tai kuria pirmiausia vertę savo akcininkam, nes pagrindinis tikslas yra pelnas. Bendrovės, kai ateina pas mane konsultuoti, sako, mums reikia tvarumo ataskaitos, sakau, gerai, kokias jūs turite ten vizijas, misijas, ta prasme, gal kažką tai kaip planuojat ateityje. Oi, nesako, mes dar pasitvirtinom strategiją 3 metų, mums to užtenka, kas bus po 10, po 20, tai pamirškit, gal mūsų nebus. Rizikų valdymas, jeigu turi, tai labai gerai, bet dažniausiai ir to nėra. Ir aišku, rengia tiesiog ataskaitas finansinės, pateikia rezultatus už metus, už praėjusius metus, palygina ir to užtenka. Kas yra tvarus verslas, tai aš visą laiką duodu pavyzdį, kad būtent turbūt gal ir esat matęs tą suinteresuotų šalių žymėjimą, tokį apskritimą, kur bendrovė sužymė visas savo suinteresuotas šalis. Ir kam iš tikrųjų svarbu jos tas verslas. Tai pradedant, aišku, akcininkais, darbuotojais, bankais, finansinėm institucijom, galbūt reguliatorius, valstybinės įmonės, medija, nežinau, ta prasme dabar ant greitųjų tiekėjai, klientai ir taip toliau. Ir iš tikrųjų tas ratas yra didžiulis ir įmonė turi galvoti apie visas tas suinteresuotas šalis. Kaip pavyzdį galiu duoti Vilkiškių pieninę, kuri nusprendė Vilvi Group pastatyti naują gamyklą. Žinom, Vilkiškės yra pakrašty Lietuvos, ar ne, ir jie turėjo galimybę pasirinkti ar Kauno LES zonai statyti, ar ten toj pačiose Vilkiškėse. Padarė apklausas ir nusprendė, kad vis dėlto darbuotojai, kurie turi patirtį, ta bendruomenė, nes natūralu, kad ir žmonių bus daug neturinčių darbo ir visai kita, ir sprendimas buvo priimtas, kad būtent ten statyti. Tai va čia toks ir yra geras pavyzdys, sakykime, kur yra iš tikrųjų bandomas kurti tas tvarus verslas.
vertinama, kaip sakiau, trumpuoju, vidutiniu, ilguoju laikotarpiu ir čia jau nebe tik rizikų valdymas, kur jeigu turi tas paprastas verslas gerai, bet iš tikrųjų tai yra tas AIRO, kaip mes Afragė vadinam, Impact Risk and Opportunities, ne, tai poveikiai, rizikos ir galimybės. Nes iš tikrųjų tvarus verslas mums sukuria ne tik rizikas kažkokias, bet ir ne tik mes darom poveikį ar įmoniai daro poveikį, bet mes gaunam ir galimybės, apie kurias trumpai irgi užsiminsiu. Ir finansinių, nefinansinių rezultatų atskleidimas. Arba, jeigu kitais žodžiais, tai iš tikrųjų tas 4 blyneliai, kaip aš sakau, kurie yra pagrindiniai, esminiai, nes svarbiausia mums yra tvarumo strategijos sukūrimas, ją susijęti su mūsų verslo modeliu, nes be to iš tikrųjų nieko nebus. Politika, procedūros, nori, nenori, visi darbuotojai, visi turi žinoti, ko mes siekiame. Ir aišku, mes turim nusimatyti rezultatus, rodiklius, tikslus ir juos tik nusimatę turim sekti, kontroliuoti ir atskleisti. Tai iš tikrųjų elementarūs 4 blyneliai, debesėliai, vadinkit kaip norit, bet be jų, kaip aš sakau, niekur. Nes dar dirbdama Lietuvos banke irgi klausdavau tokį skambutį, Daiva, ar būtina mums čia tais biurokratais būti? Turime tą strategiją, kažką pasirašym ir to užtenka, ar ne? Ne, neužtenka. Nes iš tikrųjų ir darbuotojai, ir vadovybė turi žinoti, ko jie siekia, kaip siekia ir kada pasieks. Kodėl? Todėl, kad labai lengva paslysti. Taip vadinamas ekomanipuliavimas arba angliškai greenwashingas. Nes tas tvarumas, jis yra toksai jau pusiau nuvalkiotas, jis tampa toks kaip mada, imitacija, visi nori būti tvarūs, o realiai kaip? Galbūt tas mūsų dalinis tik produktų yra ar gamybos proceso žalumas. Ir va šitoj vietoje visą laiką aš sakau ir įmonėm patariu, nepamirškit būti skaidrus. Jeigu jūs matot, kad jūs kažką tik tai dalinai darot, nebijokit to ataskaitose parašyti. Nebijokit atskleisti to savo investuotam, ataskaitų naudotam, nes nuo to jums bus tik lengviau. Jūs nusimsit savo atsakomybę. Aišku, kitas dalykas labai lengvas išvengti greenwashingo yra nepriklausomas užtikrinimas, kuris dabar kol kas yra neprivalomas, atėjus į SRD reikalavimą perkelus į mūsų nacionalinius teisės aktus, jis bus privalomas. Tai va, tai ir šitoj vietoje irgi reikia nepamiršti, kad ta priežiūra ekomanipuliavimo yra labai padidėjusi. Ir bankas, galiu pasakyti, iš savo patirties yra spaudžiamas ES priežiūros institucijų ir šitoj vietoje tikrai manau, kad greituoju metu gali pasipilti ir baudos, įspėjimai ir visokie sprendimai. O palyginimui, ta prasme, man šitas paveikslėlis iš tikrųjų labai asocijuojasi su greenwashingu. Nežinau, kas atkreipė dėmesį ar ne, jis yra Kareivių gatvėje, netoli Impulso, lyg tai plakatas, lyg medis ir vat 2 viename. Kitas įdomus dalykas, iš tikrųjų, nežinau, kiek jums čia matosi, bet pabandžiau sudėti ir tai čia, žinokit, dar nėra viskas, kas su tvariais finansais susiję, tas SFDR-as. Aš manau, kad skaidrėmis pasidalins, iš tikrųjų, taupykit laiką savo, bet kaip matot, pirmas taksonomijos reglamentas buvo 20 metais priimtas ir pasipylė, jeigu galima taip sakyti. Tai ką ir pasakė, nesenai dalyvau Europos komisijos webinare, tvarių finansų platformos vadovė ir viena iš privačios institucijos atstovė, kad sako, jeigu tas Paryžiaus susitarimas ir visi kiti, tas grindylas mūsų, kažkur tai jis nusėdo, kažkas kažką girdėjo, tai tie reglamentai ir tie reikalavimai iš tikrųjų atnešė tuos tvarumo klausimus į valdybas įmonėm ir jos suprato, kad niekur mes nepasidėsim, mums reikės veikti, reikės daryti ir iš tikrųjų jūs šiandien čia susirinkę tą tik įrodot. Tai kasgi yra ta taksonomija? Ar kas nors esat girdėję, nes turbūt tas baubas, kuris ateina, kurį dabar turėtų daryti viešo intereso įmonės, ta prasme dėja yra kaip yra. Visos didelės viešo intereso įmonės, jeigu atsimenate tą mūsų senutę su 500 darbuotojų, 20-40 turtų ir pajamom, tai iš tikrųjų jie turi ne tik tvarumo ataskaitas gražias kažkokias marketinginės, bet turi parengti ir informaciją pagal taksonomijos reikalavimus. Lietuvos bankas prižiūrėdamas listinguojamas įmonės, galiu pasakyti, kad praktiškai visos rengia, nors man išeinant irgi 3 buvo neparengę, nežinau, kokius sprendimus priėmė Lietuvos bankas, kiek žinau, į vienos įmonės bent jau nesikreipė, bet čia kitas jau. Ir žodžiu, turi rengti ir būtent kas tai yra, o nuo 25 metų rengs ir visos didelės įmonės. Atsimena tą jauną Ledį turbūt ar ne. Tai iš tikrųjų
Tai yra 9 veiklos, kur ten apibrėžta, tai yra veiklų klasifikatorius, yra aiškus kriterijai, pagal kuriuos mes galim priskirti, ar tai yra taksonominė veikla ar ne, ar jinai atitinka kriterijus ar ne. Ir būtent tas etapas yra, dabar yra 9 skyriai veiklų, iš viso 246 veiklos, nes ten, sakykime, po gamybą, transporto ar nekilnojamo turtų ten pakliūna daugiau, ne viena pagal neis kodus. Nuo 22 metų iš tikrųjų įsigalioja jau klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos. Nuo 23 sausio 1 jau turėtų būti prie visų 6 aplinkosaugos tikslų, kol kas reglamentas nėra pasirašytas, tai žiūrėsim, kaip ten bus. Tai, bet jis, aš noriu ką parodyti ir pasakyti, kad iš tikrųjų didėja ir didėja taip laipsniškai ir dabar yra jau tvarių finansų platformos paskelbtas mechanizmas su pasiūlymais, prašymais teikti, kokias dar veiklas įdėkti į tą taksonomiją. Tai tiesiog, kad nešnekėti tuščiai, čia vat mato tas pagrindinės veiklas, kurios yra apibrėžtos ir kaip pavyzdys pieno pramonė, ne, sakykime. Man, kadangi aš listinguojamas bendrovės prižiūrėjau pieno žvaigždės, Rokiškas sūris, taip toliau. Pasižiūri bendrovę, sako, mūsų nėra. Nei pieno gamybos, nei nieko. Mums taksonomijos reglamentas netaikomas, labai gražu, viskas gerai, ar ne? Tai iš tikrųjų ne. Ir šitoje vietoje nepamirškit, kad yra ir tokios netiesioginės veiklos. Galbūt yra kažkas su energetika, galbūt saulės elektrinės turit, ar dar kažką pasižiūrėti, ne? Galbūt jūs turit valymo įrenginius, galbūt jūs turit transporto. Kad neturi transporto, tai tikrai netikiu. Jeigu jo neturi, tai yra nuomojamas, ne, ilgalaikė nuoma turbūt, arba trumpalaikė. Statyba, nekilnojamas turtas. Nu, mes veiklos vykdyti neturėdami nekilnojamo turto turbūt tikrai nei vienas negali. Čia iš tikrųjų yra net priimtas ir sprendimas ES mastu. Maltos greito maisto restoranas pareiškė, kad jie nepriklauso taksonomijai, nes jie tiesiog neturi nei transporto, nieko ir jų veikla nėra apibrėžta. Tai šitoje vietoje pasimokykime iš svetimų klaidų ir iš tikrųjų taip nėra, nes tas maistas buvo gaminamas pastatuose, ne kažkur tai iš tikrųjų jie turėjo tą skaičiuoti ir atskleisti. Kaipgi tą daryti? Tai tiesiog labai paprastas pavyzdys, greitai turim 4 veiklas, 1, 2, 3, 4. Pasižiūrim, kad ta 4 veikla, nu jinai niekaip jau nepakliūna, sakykime, pieno gamyba, ne, surelių, jinai tikrai nėra prašyta, tai reiškia, mes turim 75% visų veiklų susijusių su taksonomija. Pirmas žingsnis, mes apsibrėžiam tas veiklas, visas išsigryninam, kaip ir mano pavyzdį 1, 2, 3, 4, ar ne. Antras, žiūrim, kiek yra tos veiklos yra suderintos su taksonomija. Būtent ar atitinka tos kriterijus ir ar visi aplinkos tikslai atitinka tos do no significant harm. Aš čia apibrėžiau, nes ir socialinius reikalus taksonomija apima, tai būtent EBPO rekomendacijas daugiašaliam įmonėm ir Jungtinių tautų verslo žmogaus teisų pagrindai. Ir trečias, kaip sakiau, šitas, o čia ir tuos kriterijus. Nu ir mūsų tos visos 3 veiklos, sakykime, pirma yra visi 5, viskas ok, nedaryti reikšmingos žalos atitinka taksonomijos kriterijus. Antra veikla, matom, kad kažkokio tai tikslo neatitinka, raudonas, tai reiškia, jinai bus taksonominė, bet neatitinkanti kriterijų. Tai angliškai taksonominė yra eligible, bet not aligned. Kaip pavyzdį visą laik mėgstu Ignitis grupės, nes iš tikrųjų šaunuoliai, jie vieni pirmųjų, jie gauna ir apdovanojimus iš tvarumo ataskaitų, jie buvo ir Lietuvos banko patikrinti. Tai čia tiesiog tas taksonomijos atskleidimo šablonai jie yra patvirtinti reglamentų ir kaip atrodo ir 3 rodikliai - apyvartos, kapitalo išlaidų ir veiklos išlaidų. Ir va čia kaip ir mato taksonominė veikla, kriterijus atitinkanti pagal veiklas. Jeigu įt žemyn, yra taksonominė veikla, kuri netitinka kriterijų, A2. Ir 3 yra netaksonominė veikla. Ignitis iš tikrųjų jie skelbėsi, kad jie labai gražūs, tvarūs ir visai kita, bet šitoj vietoj siūlau nebijoti ir pasižiūrėti, kad ta netaksonominė veikla sudaro 75,6%. Čia jau nebereikia pagal veiklas išskirti, bet tiesiog bendram suvokimui.
Ir žadėjo apie EFRAGą papasakot labai trumpai. Tai EFRAGas, kaip žinot, anksčiau jis ir yra European Financial Reporting Advisory Group. Ta prasme, nei vienas tarptautinis apskaitos standartas Europos komisijos, kol nepriimtas reglamentų, ES neįsigalioja. Kiekvieną tarptautinį apskaitos standartą turi patvirtinti reglamentų. Ir būtent EFRAGas ir buvo tas organas, jeigu galima sakyti, kuris patardavo Europos komisijai dėl tų standartų tinkamumo, taikymo ir visa kita. Ir kaip mes matom, tas raudonas, ne, ta prasme, ir mėlynas su apskaita, kas buvo. Ką reikėjo daryti, tvarumo informacija, tikslai Europa neutralus žemynas, visa kita. Ir prie EFRAGO buvo sukurti papildomi, jeigu galima taip sakyti, kvadračiukai, švelniai tariant, ne, viskas tai, kas susijęs su tvarumu. Ir prisipažinsiu, tam Digital Reporting Consultancy Forum ir aš esu. Jeigu nueitumėt, pasižiūrėtumėt, tai iš tikrųjų išsiplėtė labai, EFRAGas plečiasi dar toliau, nes normalu, kad tie standartai yra neaiškus, reiks daug gairių ir visa kita, tai jie ir leidžia jas, po to ekspertai kiti triuškina juos, jeigu galima taip sakyti, sako, jūs sutrumpinot 4 puslapiais dėl dvigubo reikšmingumo, bet vis tiek nieks neaišku. Tai darbas vyksta labai intensyviai, bet yra kaip yra. Standartai Europos komisijos buvo patvirtinti Liepos 31 dieną. Skaidrę siunčiau, nepakeičiau, dar Europos parlamentas ir Europos taryba turėjo priimti iki spalio 22, tai Europos parlamentas priėmė, Europos taryba, kaip aš sakau, šventoji trejybė, jie jau ten pasirašys, ne, kaip mūsų prezidentas pasirašo, taip ir jie. Taip kad šitoj vietoj klausimų nebelieka. Ir kasgi tie standartai, tai iš tikrųjų 2 standartai pagrindiniai, tie vadinami cross-cuttingai, kurie yra visiems privalomi, o po to jau būtent nuo to reikšmingumo su klimatu daugiausiai yra, bet mes pagal tą savo reikšmingumą ir turėsim atskleisti. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad tas valdysenos buvo prie 2 čia buvo, bet jo reikalavimai buvo perkelti į 2, paskui po updatinimo. Laiko bijau, kad turiu labai nedaug, tai iš tiesų, ta prasme, labai trumpai čia yra tiesiog santrauka, kas kaip. Ir tiesiog noriu atkreipdėmėsi, kad savanoriški bus paskelbti 24 pirmą ketvirtį planuojam. Jų dabar jau yra paskelbta, aš truputėlį apie juos užsiminsiu, bet atnaujintas tas standarto projektas bus. Ir labai trumpai apie dvigubą reikšmingumą. Turbūt esat girdėję, dauguma dabar bendrovių, kurios rengia, jos rengia pagal tą GRI. O čia kaip išsibėgiojo kažkodėl tai raidės. Ir būtent kokį įmonę daro poveikį aplinkai ir visiems, ne? Ir tiesioginį, ir potencialų reikia vertinti, šito nepamiršti, ir teigiamas, ir neigiamas, nes aš šnekėjau apie galimybės. Ir būtent tuo trumpu, vidutiniu, ilguoju laikotarpiu. Ir aišku, tas poveikis gali būti susijęs ir su pačia įmonės veikla, ir su vertės grandinė. Finansinis reikšmingumas, kuris ateina iš tikrųjų iš SASBO, kitų standartų, kurie labiau Amerikoje taikomi, bet jie yra tos nuostatos perkeltos į mūsų europinius tvarumo standartus, tai rizika ir galimybės, kurios daro poveikį arba darys. Mes jau turim ir ateitį numatyti iš tiesų. Finansiniai būkliai, rezultatam, pinigų srautam, galimybė gauti finansavimą ir kapitalo sąnaudom. Ir jeigu labai trumpai, tai ta prasme, tas mūsų poveikis žmonėm aplinkai, finansinis reikšmingumas ir tik tai, kas va čia susikerta, jeigu galima sakyti, tai yra mūsų reikšmingos sritis, apie kurias turėsim atskleisti. Kam to reikia, nes jeigu tų reikšmingumų daug, mato, čia pas mane taškiukų labai daug, tai iš tikrųjų pasimesti galima, nes tos ataskaitos jau bus ne 400 puslapių, bet ir dar daugiau, iki 1000 galim prirašyti, ar ne? Tai kas svarbiausia, kas aktualiausia ir judam toliau. Čia kaip pavyzdys vėl Ignitis, iš tikrųjų kol kas nėra čia to dvigubo reikšmingumo, nes jie tą rizikų žemėlapį. Ir kodėl aš norėjau jį parodyti, todėl kad iš tikrųjų reikia visą laiką nepamiršti, kad, matot, Ignitis grupė yra tikrai didžiulė įmonė, daug. Bet kaip jie sugebėjo, jeigu aš atsimenu 10 ar 11, jie čia ten tų 11 tų sričių nusimatė,
Ir iš tikrųjų, kas man labai patiko, kad kaip tas nusimatymas rizika nelaimėti Lietuvos jūrinio vėjo parko konkurso žalioji gamyba yra 3, ne? Mes žinom, kad jie jį laimėjo, tai sveikinu juos, bet ta prasme vienas kaip reikšmingiausių ir ta prasme taip ir turėtų būti tos strategijos vykdomos ir tos sritys nustatomos. Nes būtent jūs turite atsižvelgti tai, kas jums yra svarbiausia. Kitas pavyzdys reikšmingumo matricos Sauga Group. Kuo jis yra labai geras, kad iš tikrųjų visos tos sritys valdymas, socialinė aplinkosauga yra išskirti ir aiškiai matosi, kur kas yra, bet jų čia labai daug bent jau man. Aš švelniai tariant pasimetu, bet aš palieku jūsų, taip sakant, teismui, o šiaip yra rekomenduojama ir ekspertų 10 iki 20, bet čia jau maksimum, jeigu labai didžiulė įmonių grupė, labai daug veiklų ir visa kita, bet geriau koncentruotis į pačias reikšmingiausias. Taigi, kas tas dvigubas reikšmingumas, labai trumpai, tai pirmiausia, mes turim turėti savo esamą situaciją įsivertinti, suvokti ir apsibriežti, kas tas veiklos modelis, kokios mūsų veiklų analizės, kokie verslo ryšiai, vertės grandinės. Tiesiog susėdam ir žiūrim, ką mes iš tikrųjų darom, ką mes turim, kokią informaciją galim pasinaudoti. Galbūt yra kažkokia reguliavimo aplinka. Galbūt yra kažkokie tai nusimatyti planai, kur mes turim kažką pasiekti. Ir, kaip sakiau, suinteresuotų šalių įsitraukimo strategija. Visą laiką reikia nepamiršti ir ta prasme apsibriežti, su kuo mes dirbsime, kas mums svarbu ir visa kita. Potencialiai svarbių tvarumo sričių nustatymas, tai aišku, tai, ką mes turim, kaip aš sakau, visą laiką nebijokim pasinaudoti ir maksimumą iš to gauti. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų mums labai padeda tvarumo standartai. Išsigąsi truputėlį pirmą kartą, bet po to nebe taip baisu. Tai galiu nuraminti, nes būtent tas pradinių temų ir jų smulkesnių detalių potemių atvaizdavimas pagal pirmą tvarumo standartą taikymo nuoroda 16, ten yra pagal kiekvieną standartą viskas išvardinta, tai jūs tikrai nepasimesit ir galėsit atsirinkti, kas jums yra iš tiesų svarbu. Ir aišku, tas reikšmingumo vertinimas, jeigu grįžt prie mūsų ten tos skaidrės poveikio reikšmingumas, finansinis reikšmingumas, tai kaip sakiau, poveikio reikšmingumas suinteresuotam šalim gamtai, finansinis būtent mūsų tuos finansinius rezultatus, kas jau veikia įmonę, ne? Mūsų pinigų srautus, vertę, galimybę gauti galbūt kapitalą, prisitraukti kaštus, vertinimą įmonės ir taip toliau. Taip atrodo tas taikymo pirmo standarto taikymo nuorodo 16, va tiesiog einam pagal standartą ir vienur yra potėmės, jeigu S1 savo darbo jėga, tai darbo sąlygos ir va būtent pasižiūrim, kas mums čia svarbu ir aktualu. Ir taip išsirenkam. Ir pabaigai labai trumpai apie tas mažas vidutinės įmonės, nes jos nepakliūna nei po senąją ledį, nei po naująją. Tai jaunutė, ne? Taip vis dėlto, kodėl mums tai svarbu, kodėl mus tai liečia, ką mums reiktų, kokie pagrindiniai žingsniai, rizikos kaštai ir vis dėlto galimybės, kaip aš ir studentam pasakojau, kad iš tikrųjų reikia nepamiršti, kad atsiveria ir galimybės. Ir teisingumo dėlį čia įdėjau, kad voluntary small medium entities, ten tie standartų projektas 24, bet bus jie ne 2. Jeigu skaitysit, kažkur yra LSME, tai listed small medium entities, jiems bus advanced, taip sakant, tokie standartai. O jau visai mažom vidutiniam, kurios nepapuola nei po vieną taikymo apimtim, bus tie voluntary, bet kad bent jau suvoktų įmonės, ką jam reikia daryti ir ką ruošti. Taigi, kas privers įmonės vystyti tvariai? Šitoje vietoje prisipažinsiu, reikia nulenkti galvą ir sakyti, kad vis dėlto tie biurokratai buvo šaunuoliai. Nors mes juos keikiam, biurokratai, Europos komisijos ir taip toliau. Ir jie su tais savo teisės aktais ir tuo principu pagrindiniu, kad tiekimo grandinė yra labai svarbu ir mes turim gauti informaciją, nes kitaip tos didelės įmonės negalės parengti informacijos, negaudamas informacijos iš savo mažųjų partnerių. Tai įvesdami savo teisės aktus, reglamentus, direktyvas ir sukurdami tas tiekimo grandinės reikalavimus, iš kurių mūsų reikalauja partneriai, įvelia, jeigu galima taip išsireikšti, ir tas mažas vidutinės įmonės. Taigi, pirmiausia, aišku, teisinis reguliavimas, antras mūsų partneriai, trečias vis tiek įmonė, jį reikia veikti, jį reikia kapitalo, galbūt licencijuojama įmonė bus ar ne, tai reguliatorius privers
bankai, investuotojai paprašys jūsų informacijos. Jūs jos neturit, turbūt reiks pamiršti vizijas tada. Ir šitoj vietoj, aišku, labai jautrus naujos galimybės. Čia gal nuraminimas truputėlį, nes reikia prisipažinti, kad jūs turėdami savo tvarumo strategijas, turėdami tvarkas, turėdami rezultatus, daug lengviau galėsit laimėti konkursus, galėsit užimti naujas rinkas, būti užkariautojais ir panašiai. Kas yra iš tikrųjų nepaslaptis jau ir dabar, Skandinavijos, Olandijos, Danijos, jeigu jūs norite įeiti tą rinką, jūsų tikrai paprašys tvarumo strategijų, tvarumo duomenų. Ir labai dar trumpai, tai būtent, kaip ir sakiau, sąmoningumas, vystymas, perteikimas, informacija ir darbuotojų, ir atskleidimas visų suinteresuotų šalim ir tos tvarumo informacijos veiklos, kurią mes turim skleidimas. Taigi, įsivertinam, kokią turim padėtį, koks mūsų poveikis tas verslui, 5, 10, 20 metų vizija, nes aš dažnai sakau trumpuoju, vidutiniu, ilguoju laikotarpiu, galbūt įmonėm neaišku atstovam, koks ten laikotarpis. Tai bent jau 5, 10, 20. Bendras verslo rizikos vertinimas ir galimybės, mano jau trumpai aptartas tas dvigubas reikšmingumas. Ir šitoje vietoje, kaip visą laiką sako, Daiva, bet gerai, čia ta strategija, čia gal kažką nusimatysim, bet ką mums matuoti, mesgi nieko negalime, ne? Mes tokie vargšai nieko neturim ir visą kitą. Tai, kaip aš sakau, mažai žingsneliais pirmyn. Pradėkim ir visą laiką pagalvokim, kad ką mes turim. Mes turim dujų suvartojimą, mes turim vandens, elektros, medžiagas, kažkokias atliekas, transporto priemonės, atliekų perdirbimas, tvarkymas. Tai visa tai iš tikrųjų, kas yra lengvai pasiekiama ir nereikia kažkokių atskirų ataskaitų, kažko darimo ir taip toliau. Antras dalykas, kas irgi yra labai svarbu, tie socialiniai klausimai, jeigu atsimena, tvarumas irgi apima. Lyčių įvairovė, nelaimingi atsitikimai darbe, atlygio politika, struktūra, vadovavimas, galbūt atitiktis badarų ir taip toliau. Informacija turi būti palyginama, reguliari, prižiūrima. Jeigu pamenat, sakiau, kad vadovybės įsitraukimas yra būtinas. Ir būtent ta kontrolė, be jos niekur mes nenueisim, mus apkaltins ekomanipuliavimo. Ir vertinimas dėl tam tikrų sričių, ne tik rizikų. Tai dar kas iš tikrųjų reikia atkreipti dėmesį, jeigu jau mes nusprendžiam būti tvarūs ir vertės tą grandinę, tai reikia ir įsivertinti savo tiekėjus. Ar jie galbūt kažkokios galimos politinės reputacijos, rizikos, galbūt tai yra sankcionuotos šalis, galbūt žmogaus teisų pažeidimai ir taip toliau, kas Lietuvai yra neaktualu, bet reikia nepamiršti, kad mes turbūt veikiam ir globaliau ir va tie tiekėjai, kurie gali turėti problemų. Jeigu mes nusprendžiam teikti, mes turim pasirinkti irgi tiekėjus, kurie mums gali teikti tuos ESG duomenis. Visą laiką yra tokie rizikingesni sektoriai, chemijos, naftos, dujų, žemės ūkio gamybos, statybos, jie yra taksonomija dauguma aprašyti. Šitą irgi reikia įsivertinti ir dažnai kas būna, tai iš tikrųjų įmonės per daug pasitikė savo tais klientais, tiekėjais ir jos neturi tų, ta prasme, jie iš tikrųjų netvarūs, bet jie neturi sutarčių perrašytų ir jie netitinka reikalavimo, prižada, kad teiks duomenis ir tų duomenų negauna. Nes duomenis šiuo metu yra didžiausia problema. Ir, kaip sakiau, nusistatom tikslus, tvarumui didinti, sekam tą progresą ir start small, think big. Labai paprasta, ar ne? Mes gausim ne tik kažkokias rizikas, įdėsim kaštus, bet mes gausim ir papildomą naudą. Galbūt pakeitę energijos lemputes, mes sutaupysim, sumažinsim popieriaus, vandens naudojimą, nereikalingas keliones, užbrauksim, nukatinsim, taip sakant, darbuotojų pasitenkinimo apklausas, iš tikrųjų mes būsim labiau patrauklus darbdavys, vadovavimo struktūra, bendravimas su klientais ir tiekėjais. Iš tikrųjų tai, kas mus parodys aplinkai ir visiems kitiem aplinkui, tik tai daug geresniem. Kaip pavyzdys, toks paprastas tikslų uždavinių KPI nustatymo, nes atrodo, lyg tai viskas aišku, viską čia mes galim nusimatyti ir visą kitą, tai aš tiesiog norėjau įdėti, kad kaip ir pagal standartus, kad jūs suvoktumėt, kaip tai turėtų būti. Tai pirmiausia, mes turim nusimatyti tikslą, pavyzdžiui, klimato kaitos švelninimas. Koks yra uždavinys? Tai aišku, kad mes turim sumažinti savo CO2 emisijas. Kaip maža vidutinė įmonė, nieks jūsų nevers skaičiuoti to Scope 3, užtenka pasiskaičiuoti Scope 1, Scope 2 ir nusimatom aišku rodiklį. Pavyzdžiui, sumažinsim iki
2030 metų 40%. Turim irgi pasimti tuos bazinius metus, nuo kurių, nuo 22, nuo 23, kad būtų aišku skaičiavimo metodika visą kitą. Pasiskelbėm ataskaitose, pasakom, kiek mes ten sumažinam, galbūt jau, jeigu jau yra priimtas sprendimas, ir tada aišku kontrolė. Tai vadovybė turėtų kontroliuoti, kad skaičiavimai būtų atlikti laiku, parengtas aiškus mažinimo planas, kad visi darbuotojai turėtų daryti, nes neužtenka to popieriui rašyti. Ir, kaip sakiau, palyginti su baziniais metais. Ir būtent tai turėtų būti ataskaitose. Aiški metodika, aiškus atskleidimai, aiškus palyginimai. Jeigu matom, kad kažkokių tikslų siekti neišeina, turim koreguoti ir tai paaiškinti. Skaidrumas, skaidrumas, skaidrumas. Nepamirškit šito. Ir visai pabaigai atskleidimo rodikliai pagal tuos mano jau paminėtus savanoriškus tvarumo standartus. Tai jeigu mato, čia nieko iš tikrųjų naujo, aišku, čia gal dar kažkiek keisis, bet kaip ir mano tas minėtas elektros energijos suvartojimas Scope 1, Scope 2, išmetamieji teršalai, bendras valdomas naudojamas žemės plotas, čia dėl bioįvairovės iš tiesų produktų atliekų perdirbimo rodikliai, išeigos išteklių naudojamos, socialiniai klausimai daugiausiai iš tikrųjų to mažom vidutiniam įmonėm, sakykime, aktualūs tai darbuotojų skaičius, nuolat laikinai dirbantis darbuotojai, pasiskirstimas pagal lytį, neatvykimo į darbą dienos dėl ligos, nelaimingo atsitikimo skaičius, vyrų moterų atlyginimo skirtumai, darbuotojų dėl šeimos priežasčių paėmusių atostogų skaičius. Čia iš tikrųjų man labai įdomu, bet aš esu mačius net įmonės, kurios pateikė pavyzdžiui, kiek mamų grįžusių po vaikų priežiūros atostogų išlieka dirbti to įmonėj metus. Gal mes net ir nesusimastom, bet ta prasme tai yra iš tikrųjų labai gana aktualus ir parodantis labai gerai atmosferą to įmonėje skaičius, nes normalu, kad reikia ir įsilieti, ir grįžti, ir atgauti tą patirtį. Ir darbuotojų mokymo valandų skaičius, kas iš tikrųjų yra svarbu, o čia jau procedūrų standartų laikymasis, etikos kodeksas, sprendimai, baudos dėl antikorupcinių ir kovos su kyšininkavimu pažeidimų. Nes jeigu dabar pasižiūrėti įmonės atskaitomybės įstatymą, tai ne tik tos ESG, bet mes ir antikorupcinius ir kovos su kyšininkavimu turime teikti. Tai iš tikrųjų niekur tas klausimas nedingsta, tik jis tiesiog papuola po valdyseną. Niekas neklausėt, buvot labai tylus, mandagus, tai gal dabar turėsit klausimų. Bent jau dabar pagal tą Voluntary Small Medium Entities standartą, ne, nėra jo įrašyta. Tvarumo ataskaitos čia mažom vidutiniam įmonėm reikalavimai tvarumo informaciją atskleisti netaikomi. Nebent jūsų tiekėjai paprašys to Scope 3, bet tai yra tikrai labai sudėtinga ir Scope 3 bent jau dabar ir pagal standartus yra numatytas atidėjimas 3 metam. Kad jeigu įmonė negali gauti duomenų, tai užtenka, kad paaiškina, kodėl negali ir 3 metus gali neskaičiuoti. Gal dar kažkas? Aš jau ir taip užtempiau laiką, atsiprašau, Pauliaus. Taip, tai dabar šita senoji senutė, ne, pradžioj 20, 24 ir 48 įmonių grupiai. Ir darbuotojų nemažiau irgi įmonių grupė, jeigu yra įmonių grupė. Tai reiškia, mes viską turim sudėti. Ateina naujoji 25-50, čia sakiau, yra CSRD pakeitimas, tai reikia palaukti, ar priims ar ne, ar mūsų teisės aktus perkels ar ne. Čia, ką šitoj vietoj galiu išduoti paslaptį, jeigu nueisim į NFRD, 24 ir 48 nėra. Čia Lietuvos finansų ministerija sugalvoja kartu su mūsų teisės aktais įmonių grupiai pakėlė. Nežinau, kaip į tai reagavo Europos komisija, bet yra kaip yra. Kai perkels, aš prisipažinsiu, labai noriu pamatyti tuos projektus, kol kas nemačiau, bet tikiuosi man pavyks juos pamatyti. Tai nes ir taksonomijos reikalavimai ir 250 darbuotojų nėra numatyta ar įmonių grupė. Jeigu yra įmonių grupė, reiškia, už įmonių grupę teikiam informaciją ir tuos 250 jau skaičiuojam nuo grupės. Jeigu yra tik įmonė,
Tai, bet šitoj vietoje reikia nepamiršti, bent jau direktyva numato, kad konsolidavimo principai tokie pat tvarumo informacijos atskleidimui kaip finansiniam ataskaitom. Ir kitas dalykas, kad jeigu įmonių grupė rengia tvarumo informaciją, tai įmonė yra atleidžiama. Lygiai taip pat dabar, pavyzdžiui, Litgridas, Ambergridas, jos yra listinguojamos, jos kaip ir pakliūtų po tą, bet už jas rengia EPSOG. Tai jos atskiros ataskaitos nerengia, jeigu aš neklystu, ar ne? Rengia jau, nu tai va, bet jom kaip ir nebūtų tos prievalos. Dar? Įmoniai pačiai, ne? Šiaip visą laiką tuos palyginimus, jeigu mes už 24 metus teiksim, ar ne, pagal naujus standartus, tai yra numatyta, kad turi būti ir palyginamieji, nes už 24 teiks visos tos pačios įmonės, kurios teikia dabar. Naujos, kurios ateina už 25, tos didelės įmonės, jom yra palikta 1 metų gapas, ar kaip čia lietuviškai teisingai išsireiškia, kad tos palyginamosios yra atleista nuo jos pateikimo. Perkelimas turėtų būti, jeigu aš neklystu, iki Liepos 7. Nes direktyva yra priimta gruodžio 16, tai per 1,5 metų. Projektai yra parengti, bet kol kas dar niekur viešai nepaskelbti. Dar? Gal tada viskas. Ačiū už dėmesį ir perduodu mikrofoną. Sveiki dar kartelį. Tai su vardu Paulius. Šiuo metu dirbu koncerne Chemos grupė ir esu atsakingas už tvarumo srities valdymą. Iš tikrųjų ta funkcija yra nauja, bet aš šiandien pasakysiu tokį dalyką, kad apie Chemą aš nekalbėsiu. Aš kalbėsiu daugiau iš patirties, kurią turėjau prieš tai. Kadangi Chemoje mes daug dalykų pradėjom naujų, kai kurios žiūrime, kaip sakant, tie, kurie yra jau daromi gerai, bandome juos įsikelti, kaip sakant, išlaikyti, kad jie ir toliau vyktų. Kalbėsiu daugiau iš patirties, nes man teko dirbti ir Daivos minėtama EPSOG grupėje. Anksčiau iš tikrųjų savo tvarumo kelionę pradėjau toj pačioj Ignitis grupėje, kai dar nesivadino Ignitis grupė, dirbau 13 metais rudenį pradėjau Lesto, tuometinėme, kuris dabar jau sujungtas yra su Lietuvos dujomis ir tapo ESO, tuo, ką mes žinome ESO. Ir tuo metu buvo ne Ignitis grupė, tuo metu buvo Lietuvos energija. Tai yra Visagino atominės elektrinės bendrovė, kadangi buvo referendume nepatvirtinta nauja atominė elektrinė, buvo pertvarkyta Lietuvos energija, holdingą, kuris turėjo suvienodinti energetikos sektoriaus įmonių valdymą, suefektyvinti visą valdymą ir, pavadinkim taip, standartizuoti gerosios valdysenos praktikos rėmuose. Ir iš tikrųjų ten daug teko prisidėti prie būtent tvarios veiklos, tai Lesto buvo atsakingas už tą vadinamą tuo metu socialinę atsakomybę, įvairias politikų degimo, rodiklių stebėjimą, iniciatyvas ir panašiai. Galiausiai Lietuvos energija už visą tą korporatyvinę atsakomybę, rodiklių sistemos formavimą ir politikų naujų priėmimą ir panašiai. Tai, žodžiu, teko prie to prisidėti, tuo tarpu dirbant Maksimui vėliau, 2018-2019 metais teko suformuoti tokią pirmą tvarumo strategiją, jeigu taip galima pavadinti. Dabar jinai yra tikriausiai modifikuota ir čia teko matyti ir Maksimos grupės tvarumo vadovo, tai su to yra dirbama, einama giliau ir aišku bandoma atitikti reguliavimus. Tai iš tikrųjų daug dalykų Daiva paminėjo, aš pabandysiu galbūt pereiti per tokių, principinius dalykus ir jeigu jūs turėsite klausimų, iš karto kelkite ranką, tarkim taip, klauskite iš karto, kas neaišku, aš pabandysiu tiesiog per praktiką papasakoti daugiau mažiau, ką įmonėms reikėtų pasidaryti ir nuo ko pradėti, nes ten buvo paminėta ir strategija, ir KPIs, ir rodikliai, ir duomenų rinkimas ir visa kita. Ir daug dalykų, daug dedamųjų, tai klausimas yra nuo ko pradėti, ar ne? Strategija, pavyzdžiui, tvarumo, čia višta ar kiaušinis. Pirmas žingsnis, paskutinis žingsnis, poveikis vertinimas, pirmas žingsnis, paskutinis žingsnis. Kurioje vietoje kas turėtų būti, tai pabandysim taip nuosekliai pereiti per visas dedamasis, bent jau per savo patirtį, čia turėkite minėti, yra tik mano patirtis, kiti gali būti, kad daro šiek tiek kitaip.
bet rezultatas būna labai panašus. Tai negaliu pasakyti, kad ta patirtis yra bloga. Tai tiesiog prisimenant, kas slepiasi po tą tvarumo sampratą, arba tiesiog aš norėčiau pasidalinti, kaip aš suprantu, kas tas yra tvarus verslas ar netvarus verslas. Tai man yra tokio dalyko kaip tvarus verslas nėra. Todėl, kad jeigu verslas daro bet kokį poveikį, jisai jau, galima sakyti, yra netvarus arba darantis kažkokį poveikį, ar ne? Tai aš kaip mėgstu juokauti, tai tas verslas tvarus yra tas, kuris vakar subankrutavo. Tai pats tvariausias verslas yra. Nes nebelieka jokio poveikio, nei socialinio, nei ekonominio, nei aplinkosauginio ir panašiai. Tvaresnis verslas tuo tarpu yra tas, kuris, mano manimu, jisai suvokia, bando suvokti pirmiausiai savo poveikius, tai yra ne tik CO2 emisijos, bet tai yra, pavyzdžiui, atlygio klausimai, darbo sąlygos, darbų saugos klausimai, ką ir minėjom diskusijoje, tie socialiniai rodikliai jų neišleidžiant iš viso vaizdo tvarumo, nes labai dažnai būna, kad įmonės nukrypsta į tuos ten atliekų, plastikų mažinimo ir taip toliau, bet ta S raidė, jinai tokia lieka našlaitė ir šitoj vietoj pamiršta, bet veltui, tiesą sakant, nes kaip matysite iš tų pavyzdžių, aš specialiai pasėmiau vieną standartą, apie kurį minėjo ir Daiva, iš naujo reguliavimo, tai yra būtent ta socialinė sritis. S2, kuri vadinasi Own Workforce, tai yra darbuotojai, įmonės darbuotojai. Nieko apie klimatą nekalbėsim, skirus gal pačioj pabaigoje, jeigu dar liks laiko. Tai šitoj vietoj pabandysime pasižiūrėti, ko prašo naujasis standartas iš įmonių, ką prašo atskleisti apie darbuotojus. Ir jūs pamatysite iš tikrųjų, kad rodiklių dalis, kuri būtų susijusi su elementaria ir paprasta statistika, yra iš tikrųjų labai maža. Yra labai įdomus faktas, kad naujieji rodikliai iš tikrųjų yra sukurti reikalavimai ir sukurti taip, kad didžioji dalis, bent jau tos S dalies, su kitom dalim galbūt apie klimato kaitą ir panašiai, kur viskas paremta yra skaičiavimais daugiau, gal ten yra kitaip, bet su S dalim praktiškai pusė rodiklių, drįstu sakyti kažkur apie pusę rodiklių, gal net šiek tiek daugiau, yra kokybiniai. Kokybiniai rodikliai apie darbuotojus. Kas tai gali būti? Beje, čia mes su Daiva netlikome tokio mažo nedidelio eksperimento, ar ne? Tiesiog labai įdomu sužinoti, kiek čia auditorijoje mes turime įmonių atstovų, įmonių, kuriuose dirba 250 ir daugiau darbuotojų. Per grupę. Finansinės konsolidacijos principų laikomės. Turime, ar ne? Mažuma, dauguma. Aš tai sudariau įspūdį, kad mažuma iš aukščiau šiek tiek geriau matosi. Taip, tai didžioji dalis įmonių visgi yra, kaip supratau, iš vidutinio verslo ir galbūt netgi smulkaus verslo. Tai galima sakyti, kad tas tvarumo tie klausimai yra galbūt ne pirmoje eilėje, kadangi reguliavimas yra šiek tiek nukeltas, jis yra, aišku, daug lengvesnis panašiai, bet kaip ir minėjom ir kalbėjom diskusiją, apie ką buvo pagrindinis diskusijos tikslas, tai būtent atkreipti dėmesį, kad finansinės įstaigos vėlgi tų duomenų gali prašyti. Tai gali būti, kad jūs pasakysite, neskaičiuojam, nes mums reguliavimas negalioja. Gali būti, kad galbūt kažkurie bankai pasakys, dėja, mums netinka, mums reikia, kad jūs skaičiuotumėte, nes mes norime savo rizikas įsivertinti, nes jūsų tvarumo rizikos yra mūsų finansavimo rizikos arba gali tapti finansavimo rizikomis. Tai prisiminus prie to, kad būtent ta finansinė informacija realiai, ką įmonės raportuoja, visada ir raportuodavo iki šiol, leidžia pamatyti, kiek uždirbta ir išleista, o tvarumo koncepcija iš tikrųjų aš drįstu teikti, kad jinai tikrai nėra nieko nauja visiškai. Tai yra tiesiog elementarus vakarietiško verslo standartas. Nes visas reguliavimas, jisai nėra atsiradęs iš oro, tikrai tie šaunieji biurokratai, apie kuriuos kalbėjo Daiva, jie neatsirado ir tiesiog, kaip čia sakyti, grynoje tiesioginio apreiškimo būdu sukūrė tos standartus. Ne, nieko panašaus. Jie pasiėmė tiesiog iš rinkos tarptautinių reikalavimų ir esančių galbūt neseniai įsigaliusių reikalavimų, visą tai, kas yra vadinama gerosiomis rinkos praktikomis. Ir tai buvo tiesiog paversta tam tikrų standartų, kuris vėlgi yra nukreiptas ne į galbūt dabartį, bet su tokia tobulėjimo perspektyva. Kaip ir matysite, kaip ir labai panašiai taksonomijos reglamentas. Jeigu galima sakyti, turime veiklą, kuri netitinka vieno tik tai iš aplinkosaugos tikslų, vadinasi, ką mes matome? Mes matome, kad ten kažką reikia kažkokius veiksmus pasidaryti tam, kad jie atitiktų. Ir tokiu būdu mes turėsime tada didesnę dalį arba investicijų,
arba išlaidų, arba pajamų dalį iš veiklos, kuri bus tikrai taksonominė ir jau su finansų įstaigom kalbant, mes galėsime parodyti visai kitokį paveikslą. Lygiai tas pats yra iš tikrųjų su tuo pačiu reguliavimu, kuris ateina per tą vadinamą CSRD direktyvą arba informacijos dėl įmonių tvarumo atskleidimo direktyvą. Tai šitoj vietoj tiesiog tai nėra vėlgi, kaip čia sakyti, biurokratinis prašymas įmonėms susirinkti duomenis, ten prisidiegti sistemų, kažkokių prisidaryti procesų, kurių galbūt net nereikia. Iš viso, kam to reikia? Bet mintis yra šiek tiek kitokia, kad įmonės tiesiog parodytų, o kaip jos daro verslą. Tai yra, su kokiom rizikom susiduria. Kaip tas rizikas valdo galiausiai, kaip žiūrėdamos į priekį, apie ką kalbėjo Daiva, 5-10 metų perspektyvoje, kaip mato savo verslo perspektyvą, kalbant apie nefinansinius arba tvarumo dalykus. Kaip tai yra susiję galiausiai su jų pajamomis kažkurioje perspektyvoje. Tai šitoj vietoj logika viso reguliavimo, kokia yra, jinai ateina iš to paties žaliojo kurso ES. Ir kaip ir minėjo čia banko atstovai, tai būtent tos įmonės, kurios jau yra listinguojamos, kuriam jau keliami yra tvarumo reikalavimai ir skaidrumo reikalavimai, tiek ir tos įmonės, kurios nori gauti kažkokį bankinį finansavimą, bet jos nėra listinguojamas, vadinasi, jos turi turėti galbūt labai panašias sąlygas, kaip ir tos, kurios yra listinguojamas, tai tam tie tvarumo reikalavimai yra, jie ateina jau per bankus, per bankinį finansavimą, kad žaliojo kurso sritims, pavadinkim taip, arba tai žaliai pertvarkai nukreipti visi pinigai, jie pasiektų būtent tas veiklas ir būtų nukreipti būtent į tas veiklas, kuriom ir buvo skirti, kad nebūtų įsisavinti, kitaip tariant, lietuviškam kontekste. Tai šitoj vietoj, kalbant apie tą nefinansinę informaciją, ir kas tai yra, tai Daiva šitą dalyką jau parodė, tai yra tiesiog tokie pagrindiniai tvarumo veiksniai, mes žinome, tai yra aplinkosaugos socialinės sritis valdysena. Daugelis iš tų temų yra iš tikrųjų kupini dar įvairių potemių ir panašiai. Pavyzdžiui, jeigu mes imsime darbuotojų saugą ir sveikatą, mes ten galime imti ir įvairius tarkime, šiaip bendrą politiką, kuri susijusi su darbų saugos valdymu. Galime tada gilintis labiau į rodiklius, kurie, pavyzdžiui, yra pamatuojami, gali būti pamatuojami kas mėnesį, kas pusmetį, kas metus ir galiausiai netgi kas keletą metų ir palyginama dinamika. Na, pavyzdžiui, ten mirtini nelaimingi atsitikimai, ar ne? Tada sunkus nelaimingi atsitikimai, kurie baigėsi kažkokiu ilgesniu sveikatos sutrikdymu darbuotojų, kad jis ilgą laiką kažkur negali grįžti į darbą. Santykis galiausiai tų sunkių nelaimingų atsitikimų ir lengvų nelaimingų atsitikimų dažnis atsirandantis ir panašiai ir taip toliau. Bet ta informacija tiesiog kaip faktas surinktas, jinai, kaip čia sakyti, atrodo, gerai, surinkom, pateikėm ataskaitą ir kas iš to. Bet iš tikrųjų, jeigu taip žiūrėsime, tai kiekviena iš tų temų, jinai, kaip ir Daiva minėjo, gali duoti naudą pačiai įmonei. Tarkim, jeigu mes turime kažkokių su darbų sauga susijusių rodiklių, tarkime, ten smulkus nelaimingi atsitikimai pakeliui į darbą. Ir jų vis metai iš metų mes turime pririnkę kažkokį tai krepšelį. Tai indikacija įmonė kažkokia, kuri nori veikti tvariai ir atsakinga indikacija kažkokia turėtų būti, kad reikia kelti klausimą, kas ten vyksta, kodėl pakeliui į darbą, kas ten, kaip ten tie darbuotojai ar su boltais, paspirtukais važinėja, ar kažkaip ten susitrenkia kažkur kitur ir panašiai. Kažkas įvyksta, vadinasi, rodiklis gali būti svarbus, nes jis metai iš metų kartojasi, o galbūt net blogėja, ta prasme, kad tų įvykių dažnėja. Tai iškėlus tą klausimą natūraliai galima sakyti, kad užsibrėžus kažkokį vėlgi tikslą, prieimus kažkokią galbūt netgi nuostatą tuo tikslu, pavyzdžiui, kad mes siekime sumažinti tą rodiklį, tarkime, per metus laiko arba per 2 metus 50%. Kaip mes tą mažinsim, vėlgi atsiranda šitoje vietoje priemonių planas. Ir tai yra tvarumas iš tikrųjų, net nekalbant apie reguliavimą. Pamirškim reguliavimą, pamirškim visą kontekstą, apie ką šiandien kalbam, bet tai yra tikrasis tvarumas. Tai yra verslo procesų valdymas, kaip aš sakau. Vėlgi, labai nesikartojant apie tai, ko prašys tas standartas, kuris galbūt būdingas yra didelėm
įmonėm, kurios atitinka 2 iš tų minėtų kriterijų, nes būtent tos įmonės ir turės atskleisti praktiškai visą informaciją, tai galime ir taip netgi apibendrinti, kas tai yra ir ko prašo tie rodikliai. Čia galbūt yra senesnė skaidrė, nes dabar biškai šiek tiek tie rodikliai yra sumažėję ir pasikeitę tie rodiklių ir numeriai ir panašiai. Tai praktiškai tai yra pirmiausia, įmonės, apie ką turi kalbėti ir apie ką mąstyti. Tai tiesiog tvarumo strategija ir verslo modelis. Dažniausiai tai būna, bent jau lietuviškai praktikoje, kiek man teko matyti, tai būna tokie atskiri dalykai, bet iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų tai turėtų būti, mano galva, vienas dalykas, nes tvarumo strategija nuo verslo strategijos negali skirtis. Pavyzdžiui, įmonė turi darbuotojų kaitos rodiklį, nežinau, aš personalo žmonių turim čia, kiek čia būtų daug? 20% kasmet, daug tikriausiai, ne? 1/5 pasikeičia. 20% rodiklių turim, ar ne? Tai mūsų įmonės išlikimo prasme, darbdavio įvaizdžio ir reputacijos prasme, pamainumo, kaip sakant, tų žinių sukaupimo ir specialistų pritraukimo prasme, mes turime blogą rodiklį. Ar gali būti įmonės verslo strategija ilgalaikį 5 metų tą rodiklį sumažinti? Tai logiška, nes verslo prasme pirmiausia tai yra logiška, nes tai yra susijęs su verslo tvarumu išlikimo prasme. Tai šitoj vietoj tvarumo tikslas irgi yra mažinti darbuotojų pamainumą. Ką tai reiškia per įvairias planus, įvairias programas, galbūt kažkokius ir minkštus, ir kietesnius dalykus, galbūt susijus su darbo sąlygų gerinimu, su atlygio gerinimu ir panašiai, bet įsikėlė tokį tikslą kaip po verslo ilgalaikį tikslą socialiniai srityje, kas yra susijęs su darbuotojų kaita, mes esame tuo pačiu įsikėlę ir tvarumo tikslą. Ir čia mums nereikia galvoti apie emisijų mažinimą ir panašiai, kas yra galbūt aktualiau tom įmonėm, kurios turi didelius energijos sunaudojimus, tarkime, degina kažkokias, nežinau, malkas, anglį ar dar kažką, kur reikia tikrai tvarkytis ir žiūrėti, bet šitoj vietoje mes turime vėlgi labai aišku tvarumo tikslą, kuris tikrai susijęs su verslo ilgalaikiu tikslu. Lygiai tas pats gali būti, pavyzdžiui, su atliekom. Jeigu mes, pavyzdžiui, matome, kad mokame labai daug už atliekų tvarkymą, paimkim ten kokių nepavojingų statybinių atliekų daug lieka pas mus veiklose. Vėlgi tą patį galima įsikelti ir pamatuojant netgi finansiškai, kiek mums kainuotų, tarkime, investavimas į žiediškumą, į žiedinių principų taikymą, antrinį panaudojimą ir panašiai. Tai tvarumo strategija verslo modelis yra būtent apie tai, poveikio vertinimas, procesai, atskirų sričių rodikliai, tai yra tai, ko prašoma jau tuose vadinamosiuose teminėse standartuose. Na ir aišku, ta valdysena ir veiklos politika, tai realiai valdysena yra, galima sakyti, didžiąja dalimi rodiklių visa visuma ir politikos ir procesai, tai kaip mes valdome tos 2 pirmus aspektus, kaip mes valdome savo aplinkosaugos poveikius, jeigu tokių yra įmonėje ar ne, bet tikriausiai yra, nes, tarkime, jeigu turime kokią žalią, gražią vėjo jėgainę ar vėjo jėgainių parką, nebūtinai reiškia, kad čia mes emisijų neskaičiuosime, ne, bet mes turime kitus klausimus. Mes turime, pavyzdžiui, priežiūros, tai yra klausimus darbuotojų, kurie prižiūri tą jėgainę, ar ne, vietos bendruomenėm, galbūt ten kažkoks šešėliavimas atsiradęs, pradeda veikti ten kokias, nežinau, grūdinės kultūras ir panašiai, poveikis biologiniai įvairovei, paukščiam, šikšnosparniam ir panašiai. Čia kažkodėl užgeso prakalbus apie šikšnosparnius. Žodžiu, yra daugelis aspektų, kurie vis tiek po šitą kažkuria tematika, kad ir kokią tvarų verslą iš prigimties galėtų vykdyti įmonė, ji vis tiek, ta tema vis tiek po kažkuria šita veikla atsidurs. Ir esmė yra, kaip valdoma yra verslo rizikos būtent ir kaip yra, kokias politikas turime. Tai gal taip, nuo ko pradėti ir kas bent jau pagal tą reguliavimą yra pirmas žingsnis, nuo ko viskas struktūruojasi, tai kaip ir Daiva minėjo pradžioje, tai yra tas dvigubas reikšmingumas. Labai keistas terminas, nes prieš tai, tiesą sakant, kiek man pačiam teko daryti, tą vadinamą reikšmingumo vertinimą, tai buvo remiantis ir GRI standartų
ir tokia tarptautinė praktika, tai dažniausiai būdavo įmonė, kad apsirašo pati savo, pavadinkim taip, tas tvarumo aktualias temas. Tai gali būti poveikis biologiniai įvairoviai, koks nors ten atliekų kiekio mažinimas, atsinaujinantys energijos ištekliai, tarkim, žalesis transportas ir panašus dalykai, arba darbuotojų gerovė, apsirašo, jas paaiškina, kaip jie supranta, bando jas prioritizuoti, kiek tai yra svarbu, tarkim, kiek tai yra susijęs su verslo modeliu, nes visos tos temos turėtų plaukti natūraliai iš įmonės verslo modelio ir veiklos pobūdžio. Ir vėliau įvykdoma tai, kas vadinama ta suinteresuotų šalių apklausa. Tai reiškia, 10-baliai skaliai mes duodame įmonės valdybai arba direktoriams įvertinti 10-baliai skaliai kiekvieną temą, koks reikšmingumas yra. Kai 0 yra visiškai nereikšminga ir kai ten 10 yra labai labai reikšminga. Ir tokiu būdu mes, kaip sakant, toj reikšmingumo matricoje turime tam tikrą tašką, tarkime, Y koordinačių ašyje, kaip įrodė Ignitis pavyzdį, mes turime, tarkime, įmonės vadovybės vertinimą. Ir šalia mes turime reikšmingumą suinteresuotom šalim. Tai ką mes darom, mes tas pačias temas su kokiu nors elektroniniu klausimynu, kadangi jeigu esame kiek didesnė įmonė ir turime daug tiekėjų, klientų, darbuotojų, ten kokių profsąjungų, bendruomenių ir visų kitų, kuriuos galime pavadinti suinteresuotaisiais, mes įsiunčiam tą klausimyną ir tiesiog klausime, kurios iš šių temų jūsų manymu turėtų būti reikšmingos mūsų veiklai. Ir tokiu būdu mes gauname tai, kas yra tas senasis, pavadinkim, dvigubas reikšmingumas, pamatome, kas yra svarbu suinteresuotom šalim ir kas yra svarbu mūsų verslo vadovams, mūsų įmonės vadovybė. Tokiu būdu atsiranda tie prioritetai, apie ką mes turėtumėm kalbėti irgi savo toj senoje ataskaitoje. Pagal naująjį vertinimą dvigubo reikšmingumo to principo nėra. Ko prašo standartai naujieji, tai yra suinteresuotų šalių įtraukimo strategija arba suinteresuotų šalių, kaip čia sakyti, valdymo politika, tai yra kaip tvarumo temose tam tikrose atitinkamai mes bendraujame, įtraukiame savo suinteresuotas šalis, kad ir kokios jos bebūtų, nuo darbuotojų, nuo profsąjungų, nuo, tarkime, reguliuojančios institucijos, galbūt, nežinau, mokesčių inspekcijos, klientų, tiekėjų ir panašiai. Tai šitoj vietoj tiesiog tas principas yra, kaip nuo jo nueita, dabar yra viskas likę ties to, kas yra vadinamasis dvigubas reikšmingumas, kur įvertinam vienoj pusėje poveikio svorį. Čia yra šioks toks labai glaustas apibendrintas paaiškinimas, kaip vertinami yra tie poveikiai, kiek jie yra reikšmingi ar nereikšmingi kiekvienai įmonės veiklai. Turiu pasakyti, kad iš tikrųjų šitas vertinimas vėlgi nėra sugalvotas to paties EFRAGO, jis yra pasimtas iš Global Compacto žmogaus teisių, patikrinimo dėl žmogaus teisių standarto ir OECD vadinamo irgi išsamaus patikrinimo standarto, tai yra rekomendacijų tarptautiniam įmonėm. Tai iš tikrųjų internete labai nesunkiai galite surasti ir metodikas, kurias naudoja tas pats EFRAGas, tai yra būtent ta techninių ekspertų darbo grupė, kuri ir kūrė tos standartus. Tai šitoj vietoje, kaip vertinami tie poveikiai, galima surasti tikrai pakankamai išsamių paaiškinimų. Tik šitoj vietoj turiu pabrėžti, kad regis, jeigu klystų, pataisys, man atrodo, viskas, kas yra susijęs su tuo kaip tai vadinasi tas angliškai remediability. Taip, tai yra kaip atstatomumas ar ištaisomumas. Tai šitoj vietoj šitas sritis yra taikoma tik negatyviems poveikiams, pozityviems tuo tarpu netaikoma, nes savaime logiška, kad jų atstatyti ir ištaisyti prieš tai buvusią padėtį nėra būtina. Kitas sritis tai yra tas vadinamasis finansinis reikšmingumas ir tai yra vėlgi susijęs su, galima sakyti, tokiu standartiniu finansinių rizikų vertinimu ir jų pasireiškimo tikimybė. Tai ką labai svarbu pažymėti, kad kiekviena tema ir potėmė praktiškai tai įmoniai, kuri, kaip čia sakyti, taip prasizonduoja, pasėmusi visus tos standartus, pasirašo, kas yra pagrindinė tema, kaip parodė Davė, kas yra potėmės potėmė ir pasižiūrėti, kurie klausimai gali būti reikšmingi. Tai šitoj vietoje, kaip sakant, tas namų darbas pirmasis yra pasidaryti savo aktualių temų žemėlapį. Tai yra iš tokio,
pirminio sveiko proto vertinimo, turint omenyje įmonės veiklą, veiklos standartus, galbūt veiklos kažkokią geografiją, klientų ratą, su kuo įmonė dirba, galbūt kažkokios pavojingos medžiagos ir panašiai, galbūt ten yra taršus kuras naudojamas kažkuriuose veiklose ir panašiai. Per tai pasižiūrėti ir po to pabandyti tas pačias temas pasimti ir pabandyti įsivertinti vėlgi per tą finansinio reikšmingumo prizmę. Tai nebus lengvas dalykas tą padaryti, nes tam tikrai reikia skirti laiko, tai mano rekomendacija yra pabandyti bent jau pasimti pradžią kokią aplinkosaugos sritį, ten atsilikti tą pratimą, kad viskas būtų aišku, judėti link, tarkime, socialinės srities ir po to jau ten valdysenos sritis yra šiek tiek lengviau, kadangi tai yra susiję labiau su veiklos politikomis ir pačiu veiklos valdymu. Čia labai nesiplėsiu, kalbant apie tas veiklos politikas, jų yra ir gali būti tikrai gyvas kalnas, ta prasme, kiekvienai veiklai jos kurti nebūtina, bet aš labai siūlyčiau neiti ir tuo keliu, kai viskas yra sumetama į vieną politiką, kuri pavadinama abstrakčiai tvarumo politika. Ir ten būna labai daug visokių deklaracijų tiesiog ir nelabai aišku, kur įmonė yra. Tai politika vėlgi yra, jeigu taip žiūrėsime tarp tokių dviejų kraštutinumų, tai politika nėra dokumentas, kuris yra tiesiog deklaratyvus, ar ne? Vos nepasakiau kaip Paryžiaus klimato susitarimas, bet turiu minėti, ta prasme, kad tai nėra vien apie tikslus. Nėra vien apie ilgalaikius tikslus, bet ir apie tam tikras veiklos praktikas, ką įmonė daro jau dabar, tai yra kokius standartus taiko savo veikloje. Na, pavyzdžiui, jeigu įmonė turi veiklą, kurioje aplinkosaugos klausimų valdymas yra labai susijęs su įmonės pačia veiklos prigimtimi, daro elementariai kažkokią, tarkime, taršą, turi kažkokį gamybinį įrenginį. Aišku, kad galima į tą politiką įsitraukti tokį punktą, kad mes aplinkosaugos klausimų valdymą vykdome pagal tam tikrą ISO standartą, kurį kas metus ar kas du resertifikuojame ir bandome tą gerąją praktiką palaikyti. Gali būti kažkokie irgi papildomi tikslai šalia to keliami, jeigu pirmiausia, kaip sakant, reikia pasižiūrėti, kokios yra įmonės praktikos. Tai čia yra du pavyzdžiai. Vienas yra tas su žalia ir pilku, tai yra čia iš apsaugė, kur yra tiesiog daug labai tų veiklos politikų. Negaliu sakyti, kad tai yra blogas pavyzdys, negaliu sakyti, kad tai yra visiškai geras pavyzdys. Todėl, kad kiekvienai sričiai turėti po veiklos politiką, vis tiek norisi kažkokio labiau, kaip čia sakyti, visko. Gerai yra viską apsirašyti, bet tikrai ar būtina viską apsirašyti, čia vėlgi yra klausimas. Tai esmė kiekviena įmonė tikriausiai atrasti balansą. Balansas vėlgi ateina iš ko? Jeigu ta tema yra tikrai finansiškai reikšminga jums, jeigu tai yra svarbi, tai aišku, kad labai gerai, pavyzdžiui, nežinau, ten atlygio, darbuotojų kaitos ar darbuotojų gerovės arba tiesiog HR politiką kaip po tokią turėti. Tai yra, kad mes matysime, kokias turime praktikas, kokias turime vertybės, toj politikoje irgi tą galima parašyti ir kokių tikslų galiausiai pagrindinių susijusių ne tik su tvarumu, bet ir su mūsų verslo ilgalaikį išlikimo perspektyva mes siekime. Ir tai bus labai aiškus dokumentas, kurį bus galima rodyti tiek darbuotojams, kiekvieną kartą, kai jie įsidarbina, ateina pas jūs. Ir tai bus vienas iš dokumentų, kuris tikrai papasakos apie įmonės personalo valdymą. Ir kitas dalykas, tai bus galima parodyti tiem patiem galbūt investuotojams, bankam ir panašiai, kurie galbūt tokio dalyko prašys. Taip pat, aišku, atskleisti tvarumo reikalavimų standartą, tarkime, toje ataskaitoje. Tai kitas pavyzdys yra iš Orstado, tai jie irgi turi tų politikų daug mažiau, galbūt tai labiau susiję yra su jų veiklos spektru, kad jis nėra toksai platus galbūt kaip apsaugė ir nėra tiek skirtingų veiklų, nes Orstado įmonė, daniška įmonė, jei nuklystų, vis dar valstybės valdoma, jeigu kas žinote kitaip ir čia fakto klaidą darau, pataisykit, bet jinai dirba pagrindė dabar atsinaujinančios energetikos srityje ir šiuo atveju tų veiklos politikų kažkokių didelių nėra savo prisikūrusi. Tai veiklos politikų pavyzdžių iš tikrųjų ir tų tvarumo veiklos politikų kaip aplinkosaugos politika, žmogaus teisų, tarkime, užtikrimo politika, lygių galimybių politika, kas čia dar galėtų būti, santykių su bendruomenėmis, tarkime, bendradarbiavimo su bendruomenėmis politika, jeigu tai yra svarbu ir jūs veikite, jūsų gamykla, pavyzdžiui, kažkokia ar verslas veikia šalia bendruomenių, tai irgi būtų tą gerai turėti, nes jūs tiesiog viešai deklaruojate
tos principus ir savo, kaip sakant, viduj ir išoriai. Labai svarbus dalykas apie politikas, tai nėra gera ar geriausia praktika jas tiesiog pasirašyti, kažkur pasidėti ir nei intranete, nei viešumoje, nei svetainiai jų net vaizduoti. Tai jeigu jūs jau turite politiką ir jos, kaip sakant, laikotės, tai geriausia būtų ją parodyti. Šiaip paprastai to reikalauja ir geroji ta tvarumo praktika. Čia, kaip ir minėjau, tas nerime dabar šiek tiek į standartą, tą vadinamą, tai S1 pirma tema tai yra own workforce, kaip ir sakėm, pirmoji potėmė yra su darbuotojai susijusios politikos. Tai va, ir pirmoji potėmė realiai ko prašo ir visos tos potėmės, kurios seka iki 1,5 punkto, yra praktiškai kokybiniai rodikliai. Prašo būtent to, apie ką aš dabar kalbėjau. Tai yra tų politikų, kurios yra susijusios su žmogaus teisų, darbuotojų teisų, darbdavystės praktikomis ir panašiai. Tai čia papunkčiui laiko taupimo sumetimais tikrai neįsim, bet aš manau, kad verta tiesiog irgi tą standartą atsiversti, pasižiūrėti, nes praktiškai beveik kiekvienas standartas, jisai prasideda nuo to. Tai yra, kaip įmonė valdo šitą klausimą. Įmonės pozicija to ar to klausimo valdymo, tos ir tos temos valdymo, atliekų kiekio valdymo, tarkime, žydiškumo klausimų valdymo, biologinės įvairovės klausimų valdymo ir panašiai. Tai reikia pagalvoti vėlgi, kas yra svarbu, pirmiausia įsivertinant ir tada jau galvoti, galbūt tikrai verta kažkokią trumpą dokumentą. Tikrai nereikia, politika nėra tvarka ar metodika, kurią ten reikia parengti 40 puslapių, kaip mes įgyvendinam nuosekliai ten atliekų tvarkymą ir kokius vežėjus samdom, kokių nesamdom ir panašiai. Ne, principai, pagrindiniai principai, kuriais mes vadovaujamės ir kokių tikslų mes siekiame ilgalaikėje perspektyvoje, viskas. Ir kiek matysite iš pavyzdžių, užsienio pavyzdžių ir gerųjų pavyzdžių, tai tos politikos, nu jos labai retais atvejais viršė daugiau negu 2 puslapius. Principiniai dokumentai. Taip, kai kurie dalykai, apie ką ir Daivė užsiminė savo dalyje kalbėdama, tai iš tikrųjų reikalauja kai kurių naujų procesų. Tai, kad mes, pavyzdžiui, pasidarome tokį dalyką, kurio galbūt prašys tikrai ne visų įmonių ir ne visom įmonėm, kurių atstovai čia sėdi šitoje auditorijoje, bet tarkime didelėm įmonių grupėm ir netgi tarptautiniu mastu, netgi už ES ribų veikiančiom įmonėm tikrai bus ta aktuali vadinama išsamaus patikrinimo direktyva, kuri iš tikrųjų yra paremta tos pačios EBPO rekomendacijomis daugiašaliams šalims ir kurios tos rekomendacijose yra sakoma, kokius procesus įmonė turi turėti tiek viduje, tiek ir dirbdama su savo tiekėjais, tam, kad ji galėtų užtikrinti 2 dalykus. Pirmasis, tai yra, kad būtų nepažeidžiamas arba kuo mažiau pažeidžiamas žmogaus teisės. Ir antrasis yra, kad aplinkosaugos valdymo klausimai irgi būtų pakankamai gerai prižiūrimi. Kitaip tariant, kad nesusidėtumėm netyčia su tokiu tiekėju, kuris arba išnaudoja žmonės, arba reikšmingai prisideda prie aplinkos kenkimo aplinkai, tarkime, ar ne, arba ten gamtos niokojimo ir visa kita. Tai išsamaus patikrinimo direktyva yra kaip ir vienas iš tokių pavyzdžių, kur reikalaus tokių procesų, bet ką aš turiu omenyje, kaip ir su politikom, beje, taip ir su tuo pačiu etikos kodeksu, tarkime, tiekėjo etikos kodeksu, jį priėmus neužtenka jį priimti ir duoti tiekėjui pasirašyti, kad jis jo laikysis. O kaip jūs tą tikrinsit? Kokius duomenis, pavyzdžiui, iš tiekėjo prašysite, ar ne? Tai vėlgi, tai turi būti labai nuoseklus procesas ir klausimas vėlgi, ar su visais tiekėjais verta, galbūt tiekėjų reikšmingumo vertinimą irgi svarbu atlikti, galbūt yra tiekėjų, be kurių, tarkime, jūs negalite užtikrinti savo veiklos tęstinumo kažkokio, ar ne? Pavyzdžiui, ten priklausomi esate nuo jų tiekimų žaliavų ir visa kita, vadinasi, tai yra reikšmingas tiekėjas, bet su juo vis tiek reikia eiti į dialogą būtent per tą tiekėjo etikos kodeksą. Nes jeigu jūs to patys nepradėsite daryti, gali būti vėlgi, kad ateis tas momentas, galbūt taip, ne už metų, galbūt dar ne už kitų metų, bet galbūt kokiais 2026 metais, kaip tie patys bankai jūsų to paprašys, o kaip jūs dirbat su tokiais, kaip jūs atsirenkat juos, kokios yra pas jūs ten tos pirkimo procedūros, nebūtinai viešųjų pirkimo procedūros, bet atrankos kriterijai.
Kaip jūs vertinate, tarkime, ten žmogaus teisų rizikas, jeigu jūs, pavyzdžiui, dirbate su įmonė, kuri įsikūrusi Bangladeš'e ir ten siuvo jums drabužius, ar ne? Rizikinga šalis. Iš visokių H&M ir visokių kitų įmonių istorijų mes puikiai žinome, kaip tai, kokių istorijų ten nutinka, kokie ten yra, kokios praktikos pasitaiko, negeros, ar ne? Tai šitoj vietoje vėlgi yra rizika, galbūt Lietuvoje mes turime tų rizikų mažiau, ar ne? Nes pas mus su žmogaus teisų laikymus yra pakankamai geri įvertinimai, tik tų pačių jungtinių tautų mes esame pakankamai aukštai vertinant bendrai ten virš 100 valstybių. Bet turėti tokią praktiką ir padėti tobulėti galbūt savo partneriam, tiekėjam, galbūt ne žmogaus teisų, galbūt šitoje aplinkosaugos srityje yra visai svarbu. Bet vėlgi, tam reikia ne tik dokumento, tam reikia ir proceso. Tam reikia kažkokio galbūt standartizuoto klausimyno, kur mes galėtumėm paklausti tiekėjų, pavyzdžiui, lygiai kaip bankai klausia, ar ne? Kokias ten turime CO2 emisijas, tai galima, pavyzdžiui, renkantis kokiai rangai ar statyboms tiekėjų, galima paklausti, kiek jisai per pastaruosius 3 metus turėjo nelaimingų atsitikimų, tarkime, veikloje savo, ar ne? Kiek ten mirtinų, kiek sunkių, kiek lengvų, arba kiek iš vis neturėjo. Tokiu būdu mes vėlgi prie tų pačių gautų pasiūlymų turime šalia ir tiekėjų tvarumo kriterijus. Matome, tas, kuris yra su mažesne rizika, kuris geriau valdo, tarkime, savo darbų saugos klausimus. Statybų sektoriui tai yra svarbu. Ir tokiu būdu galbūt mes įgyjame tam tikras galimybės pasirinkti vėlgi tvaresnį tiekėją, kuris mum patiem kels mažiau rizikų. Nes mes tada žinosim, kad dėl įvykus nelaimingam atsitikimui mums nereikės, kaip sakant, įsivelti į bylinėjimąsi su darbo inspekcija, sustabdyti projektą, o mes esame suplanavę tam, nežinau, gamyklą kažkokią ar dar kažką, ar naują biurą, laiku persikelti ir panašiai. Viskas vėlgi susiję yra su verslo procesų valdymu. Tai ką noriu pabrėžti, tiesiog, kad tai yra nebūtinai dokumento priėmimas pasibaigia, kaip sakant, ta tema būna uždaryta. Ne, nes dažniausiai tai yra procesas ir tęstinis procesas, kuris duoda netgi tam tikrus verslo rezultatus. Čia vienas iš tų proceso pavyzdžių, vėlgi nerinti tą patį standartą, socialinę dalį, yra apie neigiamo poveikio mažinimo procesai ir kanalai. Kas tai yra? Tai vadinama pagal ES galiojančią direktyvą, tą vadinamą pranešėjo apsaugos direktyvą, ar kaip vadinasi teisininkai, mane gali pataisyti, yra ta vadinamoji pasitikėjimo linija. Lietuvoje tokių gražių pavadinimų, ar ne, kur galima pranešti aplinkosaugos klausimais, žmogaus teisų pažeidimo klausimais, ten įmoniai dirbančių tiekėjų, tarkime, ar kažkokių, nežinau, ten darbininkų ar statybininkų pasamdytų netinkamo elgesio klausimais. Žodžiu, turime tam tikrus kanalus, jeigu šitoj vietoje yra dedikuota grinai žmogaus teisų klausimų valdymų įmonės viduje, tai šitą pasitikėjimo linija gali tapti universaliu kanalu. Bet vėlgi, tam turi būti dedikuotas resursas, tai reiškia apskritai tokia įmonė, tai yra pasitikėjimo linija turėtų būti, ar vidiniam puslapį, ar išoriniam puslapį, vėlgi čia nuo įmonės veiklos pobūdžio priklauso nuo apsisprendimo. Taip pat turėtų būti žmonės, kurie vėlgi tikrina tą informaciją, kuri yra gauta. Nes galbūt jums pranešė apie kažkokią neteisėtą jūsų darbuotojo veiklą, kur jūs galėsite čia pat ir dabar, kaip sakant, pabandyti greit suvaldyti riziką, kuri galbūt po savaitės būtų virtusi skandalu. O po to, po 2 savaičių ir po mėnesio, galbūt net jūsų įmonės kažkokia pertvarka, reorganizacija, ar nedaug dievė ten bankruoto ir panašiai. Nes, vis tiek žmonės yra tokios įvairialypės būtybės ir visa ta praktika dėl, tarkime, tos pranešimų sistemos valdymo, manau, kad yra vėlgi daugiau nauda negu žala įmonei. Nauda pirmiausia vėlgi iš tų pačių rizikų valdymo perspektyvos. Ypatingai tokių jautrių rizikų ir tokios slidžios temos, kas yra susijęs su žmogaus teisų klausimų valdymu. Judame toliau. Taip, duomenų rinkimo praktikos ir įrankiai. Viena fainiausių temų didelėms įmonėms. Labai sudėtingas dalykas iš tikrųjų, turint omeny, kokia aprėptimi yra vykdomas naujas reguliavimas ir gyvendinamas. Tai šitoj vietoj aš čia labai tikriausiai nesiplėsiu, bet į duomenų rinkimą reikėtų įtraukti kuo daugiau padalinių. Tai reiškia, kad
labai būtų, jeigu yra maža įmonė, taip sutinku, ten tarkime 20 darbuotojų, labai viskas paprasta yra, ypatingai su socialinė dalimi, bet jeigu tai yra įmonė, kuri jau turi ten 50-150 darbuotojų, būtų labai gerai sukurti, pavadinkim taip, arba įpareigoti žmogų, kuris būtų atsakingas, tarkime, už koordinavimą, ne už surinkimą duomenų, už duomenų surinkimo koordinavimą. Tai labai svarbu, manau, įtraukti kolegas iš kiekvieno padalinio tuos, kurie yra atsakingi, kurie yra tiesiog tų duomenų, tam tikrų duomenų surinkimo centrai. Pavyzdžiui, įmonėse dažniausiai už turto valdymą yra atsakingi žmonės, kurie turi duomenis apie energetinius resursus, ar ne? Kas reikalinga CO2 inventorizacijai. Transporto valdymą taip pat, kuro suvartojimą, vėlgi duomenys, kurie reikalingi tai pačiai CO2 inventorizacijai atlikti. Personalas, savaime aišku, tai yra ir darbuotojų pasiskirstimas pagal lytis, ir taip pat pasiskirstimas atlygio pagal lytis pagal tam tikras pareigybės, ko prašo dabartinis naujausias reguliavimas ir panašiai. Bet esmė, ką noriu pasakyti, kad tiesiog yra labai sudėtinga tam žmogui vienam, jeigu jis yra įpareigojamas tiesiog būti atsakingu už duomenų surinkimą, tai dažniausiai, žinot, žmonės, kaip ir sakiau, yra įvairūs. Esmė yra, kad ta informacija apie tai, kad mes pradedam rinkti duomenis, gautų iš vadovybės, geriausia tai būtų, tai yra visiškai geroji praktika, geriausia gautų visi darbuotojai, kurie ir turės teikti tos duomenis. Nes jeigu taip nebus ir gaus tik tas žmogus, sakys, tu eik dabar įrink duomenis, tai jis ten nuės vieną su kokiu ten, nežinau, transporto valdymo vadovu sakys, liuks, be problemų, bus. Nuės ten į kitą dar kažkaip bus, į trečią nuės, sakys, tau reikia, tu susigalvok ir susirink. Kaip nori. Bet sakysi, man liepia tada. Tada ką, procesas susisuka iš naujo, net gal pas vadovą, sakai, tas manęs neklausė, tada atsiranda oficialus visokie įsakymai, konfliktai, tu mane paskundė ir panašiai ir panašiai. Nesakau, kad man tai buvo, bet tiesiog bandau bendrai per bendrą psichologinį išprusimą, kaip sakant, išmastyti, kaip būna žmonės kartais elgiasi. Tai esmė tame, kad įtraukiam kuo daugiau žmonių ir paaiškinam, kokiegi vertė gali būti įmoniai rinkti tuos pačius rodiklius, tarkime tam pačiam žmogui, kad jis prisideda ne šiaip prie biurokratinės ataskaitos pateikimo, bet pavyzdžiui, jis gali būti, kad padės mums pritraukti finansavimą mūsų jėgainiai saulės, kuris stovės ant stogo. Nes taip mūsų bankas prašo suskaičiuoti savo emisijas. Tam, kad mes galėtumėm tą padaryti, mums reikia suskaičiuoti, kaip mes energijos suvartojam ir kokį kurą naudojam per 3 paskutinius metus. Tokiu būdu turėdami emisijų duomenis, paverti viską, konvertavę pagal emisijų faktorius į tas CO2 emisijas, ekvivalentus, mes galėsime parodyti, užsibrėžti kažkokį tikslą ir pasakyti bankui konkrečiai, kiek mums šita jėgainė padės sutaupyti ir pinigų, ir CO2 emisijų. Ir tai yra tik vienas iš pavyzdžių. Tai šitoje vietoje edukacija yra labai svarbus momentas žmogui tam, kuris yra paskiriamas būtent atsakingu už, pavadinkim, tą tvarumo valdymą. Tai edukacija yra neatskiriama praktiškai vos ne kasdienė veikla. Nes turi turėti atsakymus į klausimus, kaip skaičiuosim, kokių duomenų reikia ir aišku, kaip visada paaiškinti, kam to reikia. Ir dar kitas momentas, ką labai norėčiau paminėti, tai einant link pabaigos. Tai kad duomenis geriausia yra rinkti, kuriant tą praktiką, kurią jūs ir tęsti ilgalaikį perspektyvą. Tai jeigu jūs galvojate, kad tas pirmas pratimas, ypatingai inventorizacija darant CO2, pirmas kartas yra labai svarbus. Matot, kas veikia, matot, kas neveikia, renkant visus ten tos duomenis, kurie yra reikalingi. Pasistengkit galvoti ilgesniai perspektyvai. Kaip jūs norėtumėt rinkti? Ar tai jums reikės galbūt kažkur kažkam nepatogu, ten daug rankinio darbo, kažkokio skanavimo. Gal kažką galima automatizuoti. Dabartinis reguliavimas iš tikrųjų jisai duoda labai, paskatino paslaugų IT sprendimų kūrėjų rinkoje siūlyti daug labai. Tų sprendimų IT ir rinkti būtent ECG duomenis jų yra labai daug prikurta.
Tai tiesiog pabandykite irgi, jeigu rinksite, nuspręsti rinktos duomenys, pirmiausia, galbūt rankiniu būdu susirinkti, o po to pasižiūrėti, galbūt yra sistemų, kurios leidžia labai nesunkiai integruoti jūsų turimus kažkokius sprendimus. Ar ten SharePoint cloudą kažkaip išnaudoti ir panašiai. Yra įvairių sprendimų, aš čia tikrai ne vieno dabar nepasakysiu konkretaus, bet verta tuo pasidomėti, nes tai vis tiek yra didesnė vertė, kadangi vis tiek bet kuriuo atveju, bent jau didesnėms įmonėms, tą daryti reikės metai iš metų. Na, čia vėlgi labai ilgai neapsistosim, duomenys apie įmonės darbuotojus, kiek kiekybinių, kiek kokybinių vėlgi santykių matot, kita potėme, tai yra darbuotojų skaičius, atskleisti apie bendrą darbuotojų skaičių, tada juos pabandyti pateikti pasiskirstimą pagal lytį ir šalis, jeigu tai yra skirtingos šalis, kuriuose įmonė jūsų vykdo veiklą, tada prie kiekybinių rodiklių taip pat turime ir nuolatinius darbuotojus, tie, kurie dirba pilnu etatu pagal pilną darbo sutartį, laikinuosius darbuotojus, dirbančius pagal terminuotą darbo sutartį. Ir po to jau leidžiamės ten į visus kitus rodiklius, kurie yra apie įvairovę. Tai įvairovės klausimo, nepaisant to, kaip ta tema skambėtų plačiai, yra standartuose pakankamai nedaug prašoma atskleisti, bet vėlgi ta informacija yra svarbi, nes kiti rodikliai, pavyzdžiui, rodikliai, aš gerai atsimenu apie įmonėje skiriamą laiką darbuotojų mokymuisi, irgi būna tą vidutinį valandų skaičių, kuris tenka vienam darbuotojui, irgi prašoma pateikti per lytis. Tai įsivaizduokite, jeigu įmonė neseka 3 metus atgal, kokias turėjo ne tik tai išlaidas, bet ir kiek laiko daugiau mažiau vidutiniškai darbuotojai mokėsi. O dar supjaustę tai pagal lytis, tai čia iš viso atrodo, gali pradėti fantazuoti. Žinia iš to, kokia iš šito pasakymo turėtų būti, kad tų duomenų rinkimų reikėtų jau pradėti rūpintis dabar, jeigu jūs galvojate apie kažkokius atskleidimus ateityje. Tinkamas atlygis, čia galbūt irgi nesiplėsiu, susiję, vėlgi norėjau parodyti, kad kalbant apie atlygį, kiek rodiklių yra kiekybinių ir kiek kokybinių. Viskas yra apie tai, kaip yra įgyvendinama ES direktyva dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio apibrėžimo ir kokios praktikos taikomos įmonėje. Tai praktiškai įmonė atsakė vis taip ar ne ir paaiškinusi, kaip tai daro. Per visas šalis, kuriuose vykdo veiklą, labai nesunkiai gali parodyti po to procentą darbuotojų, kuriai daliai yra taikomas būtent tas vadinamasis teisingasis atlygis, vėlgi viskas, nes neįvedant kažkokių naujų terminų, bet referuojant į jau egzistuojantį europinį reguliavimą. Na ir ataskaitos parengimas. Nedaug jau laiko, 5 minutės liko, tai pabandysiu eiti į pabaigą, nežinau, kiek spėsiu apie tas CO2 emisijas ir jų skaičiavimą jums pakalbėti. Bet pirmiausia, taip, tai lenkiant link to jau paskutinio dalyko, tai yra tos ataskaitos, kurios prašys arba bankai, arba tiekėjai, arba dar kažkas. Arba jūs patys nuspręsti, kad reikia jums tokį dokumentą pasidaryti, nes, kaip sakant, mada irgi padaro gerų dalykų, nes visi daro. Tai kad tas dokumentas būtų kokybiškas ir jums naudingas pirmiausia, tai yra turėtumėt pagalvoti apie tai, kad tai nėra reklaminis dokumentas. Yra labai tikrai gražių ataskaitų, fantastiškų ataskaitų. Mes Lietuvoje turime be galo talentingų dizainerių, fotografų ir panašiai. Ir ten yra tik teigiama informacija. Nieko blogo įmonė nepadarė, ne viena, kuri atskleidžia tvarumo tam tikrą informaciją. Aišku, niekas blogai apie save nenori kalbėti, tai tos įmonės, kurios yra sąžiningesnės, jos pakalba ir iš tos, kaip čia sakyti, tokios neigiamos perspektyvos, bet vėlgi, kadangi visi tvarumo standartai prašys kalbėti ir kiekvieną temą atskleisti per rizikų ir galimybių vertinimą, tai reiškia arba teigiamų ir neigiamų poveikių valdymą, tai šitoj vietoj tas neigiamumo aspektas neturėtų kelti mums kažkokio vidinio baubo, psichologinio diskomforto ir panašiai. Tai turėtumėm kalbėti kaip apie tam tikrą veiklos iššūkį. Tai vėlgi, ataskaita nėra tvarumo ir tvarumo koncepcijos, pavadinkim taip, tikslas. Ataskaita yra tiesiog rezultatas, dokumentas, kuris parodo, kaip per 3 metus
su kokiais tvarumo, tai yra nefinansiniais iššūkiais susidūrite savo veikloje. Viskas. Tai yra tik tiek. Arba net tiek. Jeigu jūs tai žiūrėsite kaip į dokumentą, kuris gali jums leisti tobulėti, įsikelti galbūt netgi kažkokius tvarumo tikslus ir galbūt prie to rišti savo, tarkime, finansavimo galbūt strategiją kažkokią ar verslo plėtros ar tęstinumo strategiją. Na ir ką svarbu pažymėti ir ką jau minėjo Daiva, tai tos ataskaitos jos bus audituojamos tiek didelių įmonių. Kol kas buvo audituojamas ir ta lietuviška geroji praktika buvo tokia, kad buvo audituojama dalis tvarumo ataskaitos, kas buvo susijęs su CO2 skaičiavimais ir CO2 rodiklių duomenys, tai nebuvo privaloma taip, bet vėlgi tai buvo geroji praktika ta prasme, kad jeigu tu, pavyzdžiui, kaip Ignitis grupė yra išleidusi žaliasias obligacijas arba pritraukusi finansavimą susijusios su tvarumu per kitus finansinius instrumentus, tu išleisdamas, tarkime, tas obligacijas, bet kuriuo atveju duodi pažadą investuotojams pasiekti tam tikrų klimato kaitos mažinimo tikslų. Tai šitoje vietoje tam auditavimas reikalingas, kad įmonė neprisirašytų pati savo, kas jai atrodo gerai ir panašiai. Ir galbūt taip, pabaigai, kadangi apie CO2 galbūt nepakalbėsim, galbūt kitam kartui pasiliksim, tai labai trumpai apie tos 1, 2, 3 skaupą, apie imtį, kad, kaip ir minėjau, būtina pagalvoti, jeigu skaičiuojama yra apie CO2 inventorizaciją, įmonių grupėms būtina įtraukti visas įmonės, tai yra apskaityti visų įmonių duomenis, kurios yra finansiškai kontroliuojamos. Taip pat pagalvoti būtinai apie komandą, kad vėlgi tai netaptų užduotis vienam žmogui, kad jis būtų pareigotas tai daryti, bet tam reikia tikrai visos komandos, kas būtų atsakinga už transporto valdymą, už turto valdymą, už kitus dalykus. Apskaitos ir jeigu apie 3 skaupo, kaip čia sakyti, valdymą, tai yra 3 skaupo skaičiavimai, tai yra tiekimo grandinė, vertės grandinė, tai be pirkimų specialistų, tarkim, arba tų žmonių, kurie yra atsakingi už prekių ir paslaugų įsigijimą, be jų įsitraukimo, aš manau, kad labai būtų sunku apie tai galvoti įmonėje. Na ir aišku laikotarpis, tai tą CO2 inventorizaciją geriausiai yra atlikti už 3 paskutinius metus, kiek tie duomenys jums yra prieinami. Šitoje vietoje tikriausiai glaustai taip. Nesileisiu dabar į tai, kas yra skaupas 1, skaupas 2, skaupas 3, bet esu tikras, kad viešai prieinama informacijos dabar yra labai tikrai tiek daug, kad galite tikrai nesunkiai jas pažinti, pasiskaityti. O jeigu turėsite klausimų, galite ir parašyti. Jeigu, kaip sakant, tas klausimas nebus itin sudėtingas ar mandras, aš pabandysiu jums atsakyti ar LinkedIn, ar kažkaip kitaip. Taip, ačiū labai uždėmesį ir jeigu turite klausimų, dar turime porą minučių jų atsakymams. Dėkui. Aš suprantu, kad tiek klausimų, kad neišsirenka, kurį užduoti, nes buvo tiek daug informacijos. Tai ačiū labai, Pauliau, Daiva. Aš labai trumpai tik tai norėjau priminti, gal mes neužakcentavom, kad tvarumo informacija, kai rengsit metinį ataskaitą ir tiem, kuriem reikės žymėti tą ataskaitą InlineXBRL, tas ESG taksonomija. Kai pasirinksit tuos IT providerius arba programas, kai rinksitės, mano labai nuoširdus pasiūlymas, rinkitės XBRL International sertifikuotus. Nes aš nežinau, ar bus prievolė sertifikuotis, bet tikrai tų labai daug programų kūrėsi ir visa kita, bet tiesiog, kad jums po to nebūtų problemų su atskleidimu, su auditu ir taip toliau. Tai XBRL International puslapį, tai nėra naujiena, finansinių ataskaitų IT provideriai yra visi sertifikuoti, tiesiog iš patirties, iš priežiūros galiu pasakyti. Ačiū, Daiva. Tai ačiū visiems už jūsų laiką, už kantrybę. Tikiu, kad išsinešat minčių, idėjų, klausimų. Tai dabar tiesiog kviečiu į kitą salę dar iki valandos. Jeigu yra klausimų, pasidalinti, truputėlį užkasti ir iki susimatymų kituose mūsų renginiuose kitais metais. Iki.